Bet ta karo baimė atsiranda ir vakaras. Mano manimo, baimė tai yra antonimas laisvės. Nes laisvė tai yra galimybė pasirinkti, padaryti tai, ką privalai. Prieina žmonės ir sako, o kariai, tai kas čia karas bus? O tai sakau, tada tą logiką einant, jeigu matot policininką, tai galvojat, kad jis apvokstamas. Na tai ką, grįžtam su savo trečiojo podcast, Ernesta, ne? Tai kaip tu laikaisi? Gerai, iš tikrųjų šis mėnuo ir šiaip tas laikas, nuo tada, kai kalbėjom, tai toks pakankamai įdomus iš tikrųjų ir darbingas, ir šiek tiek ir sirgau, bet šiaip darbų yra, nesiskundžiu, viskas gerai. Kaip tu? Nežinau, laikas eina kosminiu greičiu, ta prasme aš neįsivaizduoju, atrodo jis kiekvieną kartą vis greitėja ir atrodo nufilmuojam. Ir vėl ateina tas laikas. Taip, atrodo, kad labai nedaug praėjo. Labai greitai, jo. Tai, bet šiaip viskas gerai, bet pastaruoju metu ir į šiandienos temą turbūt bus tas momentas dabar, ką pasakysiu, bet tiesiog pastaruoju metu bendrauju ne tik su klientais, bet ir su savo artimų ratų žmonių, kurie tiesiog galvoja, kad iš kažkur atsirado tokia naujiena, kad rudenį kažkas bus. Tai nežinau. Tai čia, žinai, tai rudenį, tai vasara, daug aš irgi visokių klausau, tai ir sakai, nežinai iš kur, bet iš kur. Nu, tai žinios lygiai tos pačios, kažkokie tai straipsniai, per žinias parodo. Tos informacijos visi prisigaudom iš tikrųjų. Mano irgi vienas klientas man pasakoja, pamatysi, Ernesta, čia bus tada ir tada. Nu, iš kažkur vis tiek. Nu, žinai, toksai gali būti ir kad sugedęs telefonas, faktas. Ta prasme, vieni išgirsta, draugai pasako, ten gal kažkokie artimieji, jeigu dar dirba kažkas, sakykime, artimiau su kariuomenė, turi kažkokių ryšių. Tai yra ir tos informacijos ir prisigaudom. Tai pas mane irgi klientai labai, pavyzdžiui, tokie, sakyčiau, gal net ir iš pirkėjų pusės galbūt taip artimai nepakalbi kaip su savo klientais, ar ne, bet jaučiasi ir ta tokia kažkokia baimė, kažkoks nepasitikėjimas, galbūt galvoja, lyg ir pirks jau, bet paskui atideda, sako, turėjau irgi praėjusią savaitę tokią situaciją, pardavinėjau tokį vieno kambario butą Pilaitėj, pasiūlė jau kainą, o paskui tik tai stop. Ir viskas, sako, nu kol kas stabdau, visai kol kas nepirksiu, gal kažkada vėliau. Nu, aš ir galvoju, žmonės nepasisako, galbūt irgi gėda, ten dar kažkas, tai ar ne, nu, kad aš bijau. Bet dėl kažko, tai vis tiek, jie sustabdo tos, sakykime, savo tokius sprendimus. Tai aš ir manau, kad čia gali būti tikrai didžiąją dalim, sakykime, dėl karo. Tai įvedant į mūsų dienos temą, iš tikrųjų, ir atsakysim turbūt į daugelį tų klausimų, kas yra susiję su šiandienos situacija, su geopolitinė situacija. Tai labai tikiuosi, kad pavyks nuraminti bent jau keliasdešimt žmonių, kurie žiūri, kurie žiūrės, kurie matys ir lygiai taip pat ir mum bus paprasčiau gal komunikuoti klientams, nes jau Euriboras pavėsi. Taip, jau viskas, jau ta tema išsikvėpė, jau nieks nebebijo, jau sąlygos kaip ir bankų šiaip tikrai geras ir ten tas Euriboras jau net nebegazina žmonių, tai viskas, jau ta tema išsikvėpė. Bet kas smagiausia man pačiai, kad ne mes šiandien edukuosim ir pasakosim, ar ne, to, ko nežinom, mes iš tikrųjų tai ne mūsų ar nesritis, bet turėsim žmogų, kuris iš tikrųjų žino, nusimano ir galėsim tiesiog jį pakamantinėti. Šiek tiek. Jo, ir tame dalyvauja, manau, kiekvieną dieną, tai sužinosim daug naujų dalykų, kurių nežinojom. Ir mes, ir jūs, vis tiek ta naudinga informacija, aš manau, kad čia tikrai išliks šiandien. Tai grįžtant prie mūsų temos su Ernesta, šiandien mes turime svečiuose pulkininką Eugenijų Lastauską, kuris šiandien mums papasakos ir apšvies apie esamą situaciją ir tikimės numalšins visų baimės. Jo, ir mūsų apšvies, ir kitus apšvies. Tikimės gerų kažkokių. Ernesta Loreta čia skamba kaip Iliuminatis, žinai, tai aš šitą apsaugok viešpatį nepretenduoju, žinai, aš tik tai galiu pamyslimus savo pasakyti. Vis tiek, ta prasme, nes mes kaip ir su Ernesta pačioj pradžioj šnekėjom šiek tiek apie tai, kad ta visa geopolitinė situacija, jinai turi tos įtakos žmonių mintim, ką mes jau ir su jums šnekėjom. Ir žmonių sprendimam. Lygiai taip pat priimti sprendimus, pirkti, parduoti nekilnojamąjį turtą, tai viskas sueina į vieną visumą. Jo, mes tą jaučiam, tai aptariam, kad jaučiasi iš tikrųjų žmonės, netgi gal kai kurie ir bijo pasisakyti, gal ir gėda kam nors, kad iš tikrųjų aš bijau, bet mes jaučiam, kad yra to, kaip sakant. Tai dėl to jūs sėdite čia. Tai mes dabar kamantinėsim.
Man atrodo, kad, žinai, vat, jeigu taip žiūrėsim, dar kol dainam iki tų tokių pragmatiškų dalykų, pati baimė, žinai, vat, klausimas, kiek ta baimė, ar naudinga ar ne. Mano manimu, baimė tai yra antonimas laisvės. Nes laisvė tai yra galimybė pasirinkti, padaryti tai, ką privalai. Baimė tave stabdo nuo pasirinkimo. Ir aš kaip katalikas esu girdėjęs tokį pasakymą, nesenai mano klebonas sako, kai mes numirsim, tai pirmiausia mūsų paklaus, kodėl mes bijojom ir nepadarėm tas, ką reikėjo. Tai, žinai, baimė, kur problema, kad baimė yra dažniausiai iracionali, tai yra viena iš 8 emocijų. Ir kodėl žmonės bijo vorų? Vorasgi nesuės. Kodėl pelių bijo pelių, žinai. Tai jinai yra dažniausiai iracionaliai ir jinai ką sako, tada kai mes patiriam baimę, įsijungia tasai mechanizmas, kuris angliškai skamba flees, fight o flee. Tai bėgti, kautis arba sustingti. Šiaip mūsų profesijai nei viena tų reakcijų netinka. Tu negali mūšio lauke nei sustingti. Tu negali mūšio lauke nei bėgti, nepagalvojęs nuo ko ir kur, ir tu negali ir pulti kautis, nes tai gali būti pasala, tai specialiai tave bando įtraukti. Tai vat, vakarų civilizacijos visa ta tokia didžioji galia ir mūsų iPhone'as ir va, ta kamera ir tai, ką turim, pastatyta ant proto viršenybės, virš jausmų. Tai yra protas stovi aukščiau ir protas duotas tam. Ten kai kurios tokios mažiau įsivyščiusios kultūros, ten įvairios egzoterinės kultūros sako, netikėk protu, klausyk, ką sako širdis. Taip. Nu tai nuvažiuoji į Indiją, pažiūri, kur ta širdis nuvedė. Kai 480 milijonų dar savo reikalus atlieka gatvėse. Tada pradėti vadovautis ir protu. Tai va tas mano manimu, tai va šito atveju manau, kad svarbu pasišnekėti, kaip kas bus. Čia mes nei vienas nežinom, bet ką sako protas, ką sako va, tie faktai. Bet čia bandos gal dar tas jausmas yra toksai, kad vienas pradėjo bijoti, dar paskui aš čia turiu draugą kažkokį karininką, kuris ten kažką pasakė ir tada tas man dar pasakė, tada aš tau pasakiau. Grandinėlė ir banda tokia visa, okei, bijom. Žinot, kur man dar toks vienas pastebėjimas yra, toks razumnas žmogus išleido knygą mūsų Krašto apsaugos ministerijos politikos direktorius Vaitas Urbelis parašė knygą ten apie Ameriką. Ir jisai dėjo tokią diagramą, kuri man yra užstrigus. Ir toj diagramai pasakoja, žinai, sako, vat jeigu amerikietis nežino, kokia bus rytdiena, tai jis galvoja, kaip bus gera. Jeigu rytų europietis nežino, koks bus rytojus, jeigu jam neduoda informacijos, jis a priori galvoja, kad bus blogai. Tai kas gaunas, kad jeigu mes nešnekam, jeigu Amerikai nešneki, tai nieko baisaus, žmogus ten sugalvos, kad viskas bus gerai. Čia mūsų krašte yra rizika, kad jisai sugalvos patį baisiausią dalyką, kuris tik gali nutikti ir tada transformuos pats save išgąsdins. Ir kas liūdna, kad šiaip tai labai daug lyderių ir sėkmingų žmonių pesimistų nėra. Tai nekoreliuoja tie dalykai. Ta prasme, dažniausiai, jeigu žmogus sėkmingas, jeigu jis daug pasiekęs, jeigu jis sekas, tai yra tas, kuris mąsto pozityviai, o ne tas, kuris mąsto, žinai, kad viskas bus blogai. Ir tas mąstymas yra žalingas. Kada aš studijavau Amerikoje, tam koledže, tai buvo tokios fundamentalius 3 pamokymai. Pirmas tai kritinis mąstymas. Ir kritinis mąstymas tai yra logika pagrįstas mąstymas. Ar teiginys ir jį palaikantis argumentai turi loginį ryšį. Ir ar nedarai tu mąstymo klaidos. Antras buvo labai svarbus pozityvus mąstymas ir paaiškinimas, kodėl taip svarbu mąstyti teigiamai. O tada jau trečia išvestinė tai paskaita ir ciklas tai buvo kūrybiškas mąstymas. Tai jeigu mes mąstom logiškai, mąstom pozityviai, tada mes ir kažką sukuriam. Jeigu mes nelogiškai mąstom ir pozityviai, tai galim kažkokį hybridą nesąmoningą sukurti, kur niekam nereikia, kaip kokie rusišką automobilį. O jeigu mąstom negatyviai, tai dažniausiai nekuriam, nes jeigu bus viskas blogai, tai kam kurti? Tai mano manimu, čia taip kiekvienam žmogui tiesiog nėra naudos, nieko iš to gero nebus, jeigu tu mąstysi negatyviai. Ir aš grįžtu tą Šnipų tiltas, kur toks herojus
šneka su savo advokatu ir tas neigiamas herojus, Rusų Sovietų Sąjungos šnipas, tas advokatas Tommy Hanks personažas sako, jūs esat sulaikytas, jums grėsia tokia bausmė, tas taip ramiai, jo, supratau, grėsia mirties bausmė, sako, suprantat, kad jums grėsia mirties bausmė, jis sako, jo, suprantu, sako, o tu jūs nesinervinat, sako, visiškai, matau, nesijaudinat, o sako, padėtų? Dabar kalbam, tarkim, irgi pozityvus, negatyvus, ten požiūris, viską, bet, pavyzdžiui, ką daryti tokiam žmogui, kuris, kaip čia pasakyti, nei pozityviai, nei negatyviai galbūt galvoja, bet toks pasimetęs, tiesiog, susigūžė, išgirsta per žinias. Freeze. Reakcija freeze. Ne? Tarkim, freeze arba flee. Tai būtų gerai, kad dar fight. bet šitą dažniausiai eina į sustingimą arba į bėgimą. Tai man atrodo, kad ko mūsų laikotarpis, mano manimu, mes šnekėjom, kad žmogus ko gero per savo tą visą egzistencijos laikotarpį nesikeičia. Todėl mes Platoną ir Aristotelį skaitom, kariuomeniai karus senus studijuojam, todėl kad sakom, žiūrėkit, kaip Napoleonas kariavo ir kaip Aleksandras Makedonietis kariavo, vis dėlto aktualu. Todėl, kad karo natūra, mūšių natūra, susidūrimų natūra, kampanijų natūra šiaip baisiai nesikeičia. Tai čia mano manimo tas toks žvilgsnis į praeitį yra svarbus ir jis ko gero duoda tą galimybę pasižiūrėti, kaip buvo ir iš tos praeities išsitraukti savo pamokų. Dabar ką tam žmogui daryti, grįšiu, atsiprašau, nubėgo mano mintis, turbūt, kas pasikeitė, ar ne nuo to laiko. Tai mano manimo, per tas tūkstantmečių žmonijos istorijos, mums žmonėms visada trūko dviejų dalykų. Ko gero daugiau, bet tokių du pagrindiniai dalykai, tai trūko kalorijų, maisto ir trūko informacijos. Paskutinius 50 metų mums per daug kalorijų ir jūs taip gražiai atrodo dėl to, kad ko gero šitos kiaulės karkos kasdien nevalgot. ir tas kalorijas savo ribojat, ar ne? Tai atitinkamai, mano manimu, ir mes tokios dietos biški prisilaikom. Atitinkamai, ko gero, ir su informacija. Tos informacijos dabar yra tiek daug, kad tu gali surasti visko. Ir da labai svarbu pasižiūrėti, ar tikrai visus man ten tuos šaltinius reikia skaityti, ar aš ten neprivalgysiu kažkokio neprivalgysiu į savo galvą kažkokio ir pasižiūrėti, o ką aš iš tikrųjų valgau informacinę prasme. Tai yra patikimi šaltiniai. Yra Lietuvos kariuomenė, Lietuvos kariuomenės puslapis, yra mūsų vyriausybės, valstybės pareigūnų pasakymai. Ir mes turim jais pasitikėti ir turim jų klausyti. Jeigu mes ten kažkokių pusdurnių norim paklausyti, tai galim paklausyti, bet ką tas duos, kam save užnuodyti. Bet ta informacija tiesiog tave pasiekia greičiau, tu nesugalvosi nueiti į kariuomenės puslapį, tiesiog pasiskaityti. Pasakė kažkas, kad kažkam pasakė. Ne, tai užtenka tiesiog tau į telefoną ateina notificationai 15 minučių ten belekokio portalo, ta prasme, ir ten jau belekokio antraštė, kur buvo NATO tas 20 metų, ne? Kur Lietuva įstojus, jeigu neklystu, tai buvo sraigtasparniai, iš šitie, kur skraidė čia Vilniui. Tai jau iš karto buvo portaluose skraido sraigtasparniai, spauskite ten rodiklėlę, kad pažiūrėtų, kodėl jie skraido. Tai kaip ir aišku, nes nes aš suprantu, kad reikia suintriguoti, bet pusė žmonių paskaitė šitą antraštę, jie jau sėdi panikoj, kad jie net nespaudžia toliau. Jie jau tiesiog rašo žinutę, kad jau čia karas prasidėjo. Komentarą kokį parašo, kad jau. O kariuomenės puslapį yra ta informacija iš tikrųjų, kad švenčia ten NATO, visus šitus reikalus. Ir čia ko gero, kur dar vienas dalykas, kaip mes tą interpretuojam tą ženklą. Žinai, man dažnai yra tekę būti, kada darydavom pratybas miestuose ir prieina žmonės ir sako, o kariai, tai kas čia karas bus? O tai sakau, tada tą logiką einant, jeigu matot policininką, tai galvojat, kad jūs apvoks dabar. Tai karys tai yra skirtas saugoti. Ir Lietuvos kario, jeigu mes pažiūrėsim, ženklas mūsų, ne šitas, tai yra skydas, skydas jum. Ginti ir saugoti jūs nuo bjauraus dalyko karo. Tai dabar karys, jeigu kažkam asocijuojas Lietuvos karys su grėsme, tai kažką reikia peržiūrėti. Čia kažkur nusimušė supratimas, nes
ta organizacija ir kariuomenė yra skirta saugot valstybę ir padaryti ją saugesnę. Kario buvimas kaip tik reiškia saugumą, o ne priešingai. Tai čia mano manimu tas toks fundamentalus, kažkur tai nusimušęs loginis mąstymas, nes jeigu pažiūrėsim Lietuvos kariuomenės užduotis, tai pirmiausia yra atgrasyti potencialų agresorių. Ir dabar aš jau grįšiu į tuos laikus, kai Panevėžys nebuvo toks smagesnis miestas, toks šaunus miestas. Ir tuos tokius audringus 90-uosius metus. Tai kodėl absoliuti dauguma mano klasiokų kelojo štangas ir daužė kriaušę? Tai todėl, kad atgrasyti reikėjo. Nes priešingų atveju paprašys tavęs ten kapeikų ir taip turėsi duoti. Tai tas pasaulis yra gal net toks grėsmingas, kai taip jų visur ten reikia būti, bet tos prievartos instrumentus, tokius kaip kariuomenė, kaip policija reikia turėti. Ir juos, mano manimu, reikia žiūrėti, kad jie yra mūsų saugoti ir ginti. Ir policijos šūkis gražus, saugoti, ginti, padėti. Tai taip pat ir kariuomenė tai yra skirta tam, kad tas karas neįvyktų. Dabar Ronaldas Reiganas yra pasakęs, kad sako, mes užtikrinam taiką per savo tvirtumą, per savo pasiruošimą. Ir šituo atveju, manau, bet koks kariuomenės buvimas, tiek Lietuvos kariuomenės ir tiek Lietuvos sąjungininkų buvimas čia mūsų valstybėje, tai yra labai aiškus lygybės ženklas taika. Bet dažniausiai vis tiek mes pagalvojam, aš grįžtu prie to, kad pamatėm karį, ar ne, ir kažkas tai čia bus, ir tada, sakot, mes esam tam, kad saugot, ir tada visiems turbūt įsijungia, o nuo ko? Kas dabar bus, kažkas tai galbūt vyksta, gal kažkas tai negero, gal mes kažko nežinom. Man atrodo, kad daug kas ir nepasitikė, kažkokių tokių nepasitikėjimo galbūt yra dalykų. Tai be abejonės, tai žmonės, kaip ir kai kurie susirgę vėžių nepasitikė gydytojais ir deža žulų žievės prie blauzdų, žinai, ir paskui stebis, kodėl taip liūdnai baigės. Kai kurie patys ima nekilnojamą turtą pardavinėti ir paskui stebisi, kaip čia rūpužė dabar taip neišėjo, ar ne, natmonija ar dar kažkas. Tai tas nepasitikėjimas, jisai, šiaip niekur nenuveda, nes visgi mes vakarietiškam pasaulyje gyvenama. Adam Smithas pasakė, kad visa ta ekonomika ir rinkos ekonomika pagrįsta specialistais, specializacija. Ir specializacija reiškia gilesnę kompetenciją, didesnį produktyvumą ir didesnį augimo galimybę. Tai jeigu mes nepasitikim dabar gydytojais, statybininkais, nekilnojamo turto agentais, policija, dar kažkuo, tai, šiaip tai čia mūsų problema, nes mes patys savo durnai darom. Žinai, jeigu tu nori nepasitikėti, tai laisvas žmogus gali nepasitikėti, kaip nori, taip gali daryti. Man čia kaip irgi kalbėjome, sako, ne, tai čia nėra taip viskas gerai, aš galvoju, kad reikia čia bijoti. Bijokit, sako, jeigu norit, bijokit, jeigu jums padės. Neįmanoma pakeisti, ar ne? Ar ten, nežinau, galbūt priverst pradėti pasitikėti visais, ar ten kažkuo. Neįmanoma. Ir aš nemanau, kad to reikia siekti. Tik tai jeigu tas žmogus nori būti sėkmingesnis, geresnis, tai vėlgi, tas trendas rodo, kad sėkmingesni yra tie, kurie mąsto pozityviai, pasitikė specialistais. Dabar ten sugenda mašina ir kai kurie ten lenda patys kažką patvarkyti ir paskui mano prietėlis dabar nesada Ernestas pasakoja, kaip pats ten bandė pagalvę keisti ir finale ir prisėjo ir naują pagalvę nusipirkti ir pas meistrus nuvažiuoti, sako, pamoka, žinai. Tai man atrodo, žmonės laisvi rinktis, mūsų reikalas tik tai papasakot, kad greičiausiai tas nieko gero labai neduoda. Jaunus žmonės dar gali išgelbėti, turiminti jų tą mąstymą, gali išgelbėti, turiminti, bet vyresnių žmonių aš nežinau, nes aš artimoje aplinkoje turiu, kur tu ten grįžti į savo gimtus namus, į gimtus miestus ir ten žmonės kalba visai, ne tai, kad susikrojo kuprinės, bet ten yra tų pasakymų, kur rusas gal nėra ten jau toks blogas, arba ten, kad ateis ir vis tiek ateis ir tu niekur nedingsi ir jeigu ką, tai grįžk čia namo į Rusiją. Tai,
čia vėl, aš galvoju, kad čia to, kas ko gero mąstančių žmonių yra įvairių ir ačiū Dievui, kad yra įvairių, čia ne kokie fašistai, kur visi kaip vienodi fašina, visi vienodi viską daro ir arba komunizmas, tai tas vienodumas niekur nenuveda, kad tų nuomonių ko gero yra visokių. Aš tai galvoju, kad kas laukia mūsų, mes nežinom. Mes ką ir šnekėjom, filosofiškai žinom, mes nežinom, ar už valandos mes gyvi visi būsim. Bet aš galvoju, kuo istorija vertinga. Tai, kad istorijai gali pasižiūrėti, kaip buvo. Įmant domėn, kad mes iš esmės neatsirado 2 galvos arba 4 rankos ir kad mūsų norai būti laimingi šiaip eina per 1000 metų, tai ta žmogaus natūra labai drastiškai nesikeičia. Tai tada sakoma, žiūrėk, kaip buvo praeitį. Tai va ta mūsų Lietuvos Respublika. Ne, va tarkim, stovi, mūsų Lietuvos Respublika yra 3 tokie fundamentalūs dokumentai, kuris lietuviai kiekvienam yra labai turėtų būti brangus ir yra brangus, aš tikiu. Vasario 16 deklaracija, 18 metų 49 vasario 16 pasipriešinimo sąjūdžio deklaracija ir 90 kovo 11 deklaracija. 3 fundamentalūs dokumentai. Dabar įsivaizduokim, kiekvieną kartą, kai tie žmonės susirenka ir rašo šitą deklaraciją, jeigu mes naitume po to į lažybų punktą ir sakytume, žiūrėkit, statom už Lietuvos Respubliką, sakytų, jūs durniai, be šansų, nėra, nei 18 metais, nei 49, nei 90, šansų jokių nėra. Niekas net neprimtų tokio statymo. Bet gaunas. Darom ir gaunas. Tai vienintelį kartą, kada mums nesigauna mūsų valstybės istorija, tik mes nedarėm. Taip. Kai tik tai mes įmamės ir sakom, kad mes padarysim, tai mes padarom. Istoriškai. Tai šito atveju, mano manimu, pats baisiausias dalykas tai yra pasiduoti baimiai ir nedaryti. Ir pasiduoti iš karto. Bet istoriškai žiūrim 3 labai sunkus mūsų valstybės laikotarpiai, tokie sudėtingi laikotarpiai praeitam šimtmetį ir viskas gavos. Ir mes turim laisvą Lietuvą, laisvą valstybę. Kol tas mentalitetas yra kaip plytos, tai nu ką, nieko nepadarysi. Žinai, tas žmogus tiesiog pačiam jam sunku. Žinai, tas pats kaip, čia irgi toks pat, mano manimu, žalingas įprotis, kaip cigaretės, alkoholis arba kažkokie narkotikai. Tai juk pasirinkai taip elgtis, mesgi irgi nepriversim žmogaus nerūkyti. Bet tik tai pasakom, kad žiūrėk, negerai bus tasai. Ar visi tą supranta? Ne. Supranta, bet tiesiog sunku pakeisti. Arba nenori, bet aš galvoju, kad tas yra toks didžiulis supranta, žino, supranta ir daro. Ir tarp jų yra didžiulės tokios prarai, žinai, kur aš irgi suprantu, kad žinau, kad ryte mankštą daryti reikia, suprantu, kodėl reikia, ar visada darau, ne visada. Ne, kulpa. Aš tai dar irgi galvoju apie mūsų, sakykime, darbo kasdienybę, ar ne, su kuo susidurėm, pačios minėjom, kad susidurėm su tokiais žmonėm, kurie irgi ten klauso, bijo, tai kas bus, nebus, tai nežinau. Tai čia irgi turbūt galim surišti su tuo, ar ne, kad baimė, darysim, nedarysim, pirkti, parduoti, ar ne, tuos, sakykime, dalykus visus, apie tą baimę čia vėl, tarsi mes irgi pačios niekaip nenuraminsim jų, ar ne? Geriau, taip. Man atrodo, žinai, kada mes prašnekam šnekėti apie baimę, tai aš grįšiu vėlgi, kodėl vorų bijom. Žinai, yra racionali. Dabar, kur vienas iš būdų, bent jau ką sako psichologai, kaip su tą baimę kovoti, tai pabandyti dekonstruoti ją. O kodėl tu jo bijai? Kodėl tu to voro bijai? Žinai, aš bijau, pavyzdžiui, aukščio, pripažįstu. Žinai, bet aš galiu šokinėju, jeigu reikia lipuoti tenai, nes, tam tikrą, pagalvoju, žiūrėk, čia man nėra smagu, jeigu nereikia, nedarysiu, bet jeigu reikia, padarysiu. Žinai. Tai aš, tarp kitko, toks sako, kuo skiriasi karys nuo šuns? Tai šuva bėga kiek nori, karys kiek reikia. Tai mes darom tai, kas reikia, ne tai, kas nori. Tai čia mano profesija truputį gal lengviau, bet dabar, kada mes pradedam dekonstruoti tą geopolitinę situaciją, tai pirmas dalykas, kas yra grėsmė. Tai grėsmė žvalgybos suvokimui yra noras kažką padaryti ir sugebėjimas kažką padaryti. Tai dabar ar Rusija turi noro Baltijos šalis ir gerokai daugiau negu Baltijos šalis užimti ir turėti jas pas save, tai aš drįšiu sakyti, kaip kiek aš esu patyręs, mano asmeninė nuomonė, tai vienareikšmiškai nori. Ir čia yra problema. Bet dabar aš irgi noriu turėti Bentley.
Bet, nu... Aš irgi noriu. Nelabai. Tai dabar atsiranda galimybių klausimas. Dabar, kada kalbam apie galimybės, tai va šituo atveju pirmas dalykas, tai Rusijos kariuomenė yra įnėrus į tokią krūviną jai pačiai ir be abejonės ir mūsų broliam ukrainiečiam, bet pačiai jai labai krūviną karą Ukrainoje. Ir Rusijos kariuomenė nesugebėjo, ten kaip buvo, ten per 3 dienas, ten per savaitę, viską sutvarkysim. Tai mes aiškiai pamatėm, kad Rusijos pajėgos nėra tokios galingos, net kaudamosi su Ukraina, kur prie visos pagarbos Ukrainos kariuomenė nėra NATO kariuomenė. Ir mes matėm, kaip mūšio lauką keitė tik tai, kada ukrainiečiai gavo keletą įrankių, net ne visus, keletą įrankių. Ir ko dabar prašo mūsų broliai? Tai sako, duokit dar tų įrankių. Antras dalykas, šalia tų įrankių dar labai svarbu sugebėjimas juos naudoti. Taip. Tai vis dėlto mes šiuo metu mokom ukrainiečius. Mes tai vakariečiai, visi tame tarpe ir Lietuva labai intensyviai mokom ukrainiečius. Ne tik turėti tos įrankius, bet dar ir naudoti juos vakarietiškai. Ir dabar jeigu mes pažiūrėsim, kur pavyzdžiui yra tokių pavyzdžių, vėlgi grįžtų istorija, ar ne? Taip. Ar buvo istorijų pavyzdžių, kada vakarietiška ginkluotė susirėmė su sovietinė ginkluotė arba sovietinio tipo kariuomenėmis? Tai toks pirmas, turbūt toks didžiausias pavyzdys, tai 91 metų Persijos įlankos karas. Irako kariuomenė 5 beros galingiausių 1000 tankų, žinai, ir susirėmė su vakarais, jie ten šneko, mes čia sudaužysim vakarus. Finaliai visiškas fiasko. Visiška. Ir sudaužomi, tikrai, kaip sako Panevėžy futbolo mokyklai, į vienus vartus. Tai istoriškai pavyzdys rodo vakarietiško kariavimo ir vakarietiškos ginkluotės pranašumo. Čia labai svarbu ir ginkluotės, ir įrankių, ir sugebėjimo, nes įrankiai dar reikia juos ir mokėti naudoti. Toliau mes, toks ne per seniausias, man pavyzdys, tai 18 metai, vasario mėnuo ir Rusijos ta Vagnerio grupė bando Sirijai atakuoti vakare amerikiečių pozicijas. Ir kaip tipiškai tas toks viskas vyksta kaip rusai mėgsta, mūsų ten nėra. Ir ten toks pasakojimas, jeigu ten kas norėsit, pagūglinkit, rusiško pasakojimas tų dalyvių yra nemažai. Sako, apie 8 valandą jie pradėjo judėti apie 18 valandą, persikėlė per upę ir 8 valandą priartėjo prie amerikiečių pozicijų, apie 400 metrų. Jis sako, pakilo tada vėliava amerikietiška ir prasidėjo pragaras. To pragaro pasiekmėj apie 200 žuvusių rusų karių ir 2 sužeisti amerikiečiai. Kaip suprantu, vienas įsisuko koją, o kitas šiaip paslydo. Bet tai aš juokauju, čia biškai perfrazuoju, bet tai yra didžiulis pranašumas. Ir ką aš sakyčiau, kad vakarų kariuomenės, mūsų sąjungininkai ir NATO tą prievartos mechanizmą yra ištobulinusios iki tobulybės. Ir tas, tarkim, Ukrainos karas parodė, kad tarkim, ta Rusijos kariuomenė mėgsta, ką labai gerai moka ir kur yra labai geri. Tai pripasakot pasako. Filmukų ten pridaryti, ten pripasakot, kaip čia jie galėtų, kaip čia padarytų, kaip čia Bentley nusipirktų, žinai. Bet realiai gaunas, zazas. Tai va čia tada, tai sakau, tą tada reikia dekonstruoti. Antras, ir čia mes matom, sakykime, puolamose operacijose labai svarbu ir puolamose kautynėse ir mūšiuose labai svarbu, čia 3 tokios kategorijos. Jeigu žiūrėsim, pats mažiausias dalykas tai yra angliškai engagement arba šiaip sakytume kautynės, ko gero, arba susidūrimas. Iš kelių kautynių susideda mūšiai. Iš kelių mūšių susideda operacijos ir kampanijos. Tai vakarų kariuomenės paskutinius aš vargiai atrasiu 20-30 metų, kur būtų pralaimėjusius, ten, kur naudojama prievarta, mūšius arba susidūrimus. Kai kurie sako, Afganistanas. Afganistane mūšių ir susidūrimų nepralaimėtas. Sprendimas politinis buvo priimtas toksai, bet mūšių nėra pralaimėtų.
Taip pat kaip Vietname irgi ten sako, tai Vietname, tai karas, taip, buvo nuspręsta pasitraukti ir tai buvo politikų sprendimas ir sakymas, žinai, nenorit, nereikia. Žinai, mano supratimo Afganistane tai buvo sprendimas, žinai, nenorit vakarietiškai, nereikia. Tai gyvenkit kaip jūs norite. Tai va šituo atveju tą reikia suvokti, tą galią tokį. Ir aišku, čia didelis iššūkis, nes karinėse reikaluose tu kol neįsivėlė į muštynės, nežinai, ir sunku tą įvertinti. Todėl reikia grįžti atgal, pasižiūrėti. Ir čia mes matom, kad vakarų kariuomenės ir ta ginkluotė visą galvą stovi aukščiau. Ir rusai tą yra pripažinę ne kartą, kad sakom, mes tikrai atsiliekam labai smarkiai. Vienas dalykas. Tai mes iš esmės turim tą nepasitikėjimo geną, kuris mums pats žalingas, kaip nepasitikim nekilnojamo turto agentų, žinai, kad jisai sutvarkys viską ir jisai kam kenkia, tau pačiam žmogui kenkia. Taip pat nepasitikimų įvairiom institucijom, žinai, ten galvom, kad čia mes žinom geriau, žinai, kaip nepasitikim gydytojų rekomendacijom, žinai, bet nuo ko nukenčia, kada gydytojų rekomendacija nepasitikė. Ar gydytojas nukenčia, ar pacientas? Pacientas. Žinai, pats žmogus. Tai va čia pasitikėti kariuomenė, pasitikėti sąjungininkais. Antras dalykas, tai jeigu jau taip noris biški pasidomėti, tai nereikia žiūrėti, kas bus. Ir ten ypač tu pasako, tai aš atsimenu, ten atsistoja du ten tokie rusų švonderiai, žinai, ir pasakoja, kaip čia mes užimtume Baltijos šalis. Tai aš dabar taip pat ateičiau ir sakyčiau, kaip širdies transplantaciją reikia daryti. Prapjauni, išpjauni širdį, įdedi atsarginę. Žinai, paprasta. Tai nepadarys. Tai čia tokios kvailystės. Tai mes šituo atveju, kada dekonstruojam, noras yra, bet galimybės, kurios šiandien mes šnekam, kaip tik į Lietuvą atvyksta 2 kavalerijos pulkas, prasideda didžiosios pratybos. Tai čia mūsų Lietuvoje, įsivaizduokit, jau dabar yra tankų amerikiečių batalionas. Vieni iš geriausių, ir aš drąsiai sakysiu, čia turbūt labai sunku, kadangi tankai yra ir vokiečių, ir amerikiečių, tai galvoju, kad 2 geriausi, kurie saugo mūsų valstybę ir kurių sugebėjimai tankų pranašumas prieš rusiškus tankus įrodytas Persijos įlankos kare ir 2003 metų operacijų Irake. Tai vienareikšmiškai šansų nėra. Kada mes kalbam apie oro platformas, tai tie patys sraigtasparniai, naikintuvai Šiauliuose, NATO visa aviacija. Vakar šnekame su konferencijai su Danų pulkininku, kuris sako, 3,5 tūkstančio vakarų lėktuvų. Tai įsivaizduokit, ta prasme, kokia tai galia yra. Ir ta oro dimensija, tas, kas stovi aukščiau, yra labai svarbi šiuolaikinėse ir mūšiuose, ir susidūrimuose, ir net operacijose. Ir čia vakarai stovi visą galvą aukščiau. Tai tada pradedi dekonstruoti, pradedi žiūrėti tos faktus. Tai man atrodo, kad mes turim puikią kariuomenę. Lietuvos kariuomenė, mano supratimu, ir aš tarnaunu 25 metų, niekad nebuvo tokia stipri, aš niekad nemačiau tokios tiek pajėgumo, tiek kompetencijos, tiek valios, kaip kokia esam dabar. Ir aš galvoju, kad ateityje tik tai geryn mes, sakysim. Toliau mes esame tokia puikia ir visuomenė turim, ir tie, pavyzdžiui, tas mūsų bendrai jaunos kartos ir ko gero ir vyresnės kartos, kuri iš tikrųjų 90 metais parodė tą savo meilę savo valstybei. Ir kuri ko gero glūdi, net jeigu kartais ir neišėkšta, bet iš tikrųjų taip grįžus, taip įsižiebtų, žinai. Ir trečias, tas pats svarbiausias, dabar labai svarbus dalykas, kad mes ne vieni. Ir čia jau dabar ir sąjungininkų didžiulės pajėgos. Kaip mes suprantam tas sąjungininkų pajėgas, tai kad vėlgi grįžtam, kad jeigu mes galvom, kad čia problema, tada kažkas negerai su mūsų galva. Bet tai dažniausiai tie, kurie galvoja, kad čia problema, tai ir visur mato tos problemos, ar ne? Taip. Jo, bet tiesiog ir gal ir šiaip paprastam žmogui gal ir keista atrodo tiesiog, kodėl ten prieš metus 2 nebuvo tų pajėgų, čia nieks nieko nesiuntė, nei tų vokiečių, nei amerikiečių, nei ten lenkų, kai sakot, o dabar tai siunčia, o tai kodėl dabar siunčia? Mes, aš suprantu, stiprinam šitą dalyką ir realiai daugiau pasidomėjus, kaip jūs šiandien irgi paminėjot, ten dėl šitų tankų ir ten visų kitų dalykų, tai tos grėsmės kaip ir nebejauti.
balsuojančios į Kaip pas nugarą. psichologą nusiraminė, šiek tiek. Nu taip. Bendrai, ką galim pasakyti, kad tas turbūt optimistinis galvojimas, kad karų nebebus ir prievartos nebebus, kuris vyravo kokį 30 metų vakarų valstybėse ir didelė dalimi ir pasaulio, tų tokių, jisai ko gero buvo klaidingas, reikia pripažinti. Vėlgi aš grįžtu į teologiją, į krikščionybę, žinai, tai ką sako krikščioniška, kuri yra meilės religija ir žinai, kuri sako, žinai, net ir žanda, ir dar kitaip, tai sako, šiaip žiūrėkit, prievartos neišvengsi. Nuo tada, kai Kainas nudobė Abelį, prievarta yra sudėtinė mūsų dalis, mūsų būties. Ir yra labai naivu. Taip pat kaip naivu užlipus ant 9-aukščio galvot, kad jeigu aš dabar labai tikėsiu, tai aš nuskrisiu. Ne, tu tekšiesi žemę ir baigsis viskas. Taip pat naivu yra ir galvot, kad prievartos nebebus. Dabar jeigu tu nevystytų prievartos mechanizmų, tai du dalykai, kurie mano manimu atsiranda. Pirmas ir labai baisus, tai kad Kainas vysto ir mato tavo silpnumą ir yra pasiryžęs tuo pasinaudoti. Ir matydamas tą galimybę tuo pasinaudoja. Antras dalykas, kada tu prievartos mechanizmą atmeti, tada, kai reikia juo pasinaudoti, nėra jokių taisyklių. Ir tada paprastai tai tampa tokiu visiškai beribiu. Tai šituo atveju, ką vis dėlto darė per 100 metų, tai sako, žiūrėkit, prievartos mechanizmas reikalingas ir jis turi būti labai reglamentuotas ir turi būti laikomas į karo taisyklių. Bet ko galima, ko negalima, kiek ten tos prievartos naudoti. Tai mes tam pagyvenom Beatlų Imagine All the People Living in the Peace laikotarpį, rožinį, žinai, buvo vasara, atėjo žiema. Ar tai reiškia, kad dabar jau žiema, tai jau metam viską ir bėgama, ar tiesiog pasirūpinam šildymu, pasirūpinam langus gerus susidėti ir, gyvenam kaip gyvenam. Betgi buvo po 22 metais, kai užpuolė Ukrainą. Kuprinės visų buvo sudėtos bėgti jau kažkur. Tai va šito atveju, kiekvieno žmogaus pasirinkimas, man atrodo, tu niekur nuo savęs nepabėgsi. Ir Mariaus Katiliškio išėjusiems negrįžti, žinai, va ta 44 metai. Ir tas, jeigu kas paskaitykite, išėjusiems negrįžti, koks ilgesys yra tų žmonių praradusi tėvynę. Žinai, kur tu esi kažkur kitur. Ketvirtas Dievo įsakymas ką sako? Gerbk savo tėvą ir motiną, kad laimingai gyventum krašte, kurį aš tau skyriau. Kodėl mes čia? Kodėl mūsų tas kraštas, kodėl mes ne kažkokie Gambijai gimėm? Taip. Žinai, tai kažkodėl tas kraštas, tai mes kažkokią atsakomybę turim. Ar galima pabėgti? Ko gero, kiekvienam. Bet tai, kad aš galvojau čia šiaip iš tikrųjų, galvojau, kad prieš kokią gal 2 savaitės ir su draugėm diskutavau, kur bėgti. Tai kad nėra kur bėgti, tai sakau, namuose geriausia. Niekas nelaukia. Net turiu minti, kad tu tiesiog nespėsi. Jis suvalgus per toli. Taip. Mano namai šiaip yra pasienį, neapsimoka. Vyro uošviai gyvena čia tarp Vilniaus ir Kauno, neapsimoka, tai aš čia tada sėdžiu ir... Bet ir konflikto prasme, aš ne per seniausiai ten kalbėjau su panašia auditorija ir kai tik paskambino mano draugas. Ir jie ten irgi tas klausimas, kur bėgti, ką daryti. Sakau, jūs žiūrėkit, įsivaizduojat dabar patį baisiausią variantą. Bet jūs dabar, jeigu pažiūrėsit Kijeve, tai žmonės taip pat geria kavą, taip pat eina į kavinę, taip pat susitinka. Taip pat eina vakarieniauti, taip pat myli viens kitą ir mylisi ir, žinai, ir vyksta ir sukas gyvenimas. Tai tas galvojimas, kad to Armagedono jisai yra klaidingas. Ir jisai bent jau dabar iš to konflikto. Ir ką mes matom, kad tinkamos oro gynybos priemonės, tinkama aviacija, kur ukrainiečiai iš tikrųjų dar daug ko neturi, ką mes turim, tai užtikrina, kad tą skėtį padaro. Važiuokit Izraelio. 300 raketų paleistų ir smūgių iš Irano. Taip. Ir ką? Rezultatas? Viena mergaitė sužeista. Tai aišku, ir čia kas labai svarbu, tuos įrankius reikia turėti. Tai Lietuvos kariuomenė ką dabar daro, tai vysto tuos įrankius. Ir kur gera naujiena, tai kad technology beats the bass.
Technologija nugali kiekį šiuo metu. Ir jeigu mes turim tinkamus įrankius, tai vat, dėl to jūs įsigyjam artilerijos sistemas, kurios leidžia nukauti priešą dideliu atstumu, sužaloti iš tikrųjų priešą. Kariuomenės tikslas yra, karinių konfliktų tikslas yra nenaudoti, sužaloti. Mes taip pat įsigyjam oro gynybos priemonės. Ir mato dabar, kiek ir mūsų politikai šneka apie tą skėčio padarymą. Ir ne tik įsigyjam, bet tuo pačiu vasarą prasideda rotacija, kada sąjungininkai atveža jau tas galingas ilgo nuotolio ir padaro skėtį virš mūsų. Tai atsiranda tų tokių įvairių priemonių. Mes darom mokymus vėlgi. Tai ir Sakiuras, vyriausias ginkluotų NATO pajėgų vadas, sako, paprastas žodis, train the plans. Sako, dabar situacija ir toks terminas, treniruokimės planus. Ir atsiprašau, kad aš įvelsiu tuos angliškus, nes jie giliau duoda perteiktą mintį. Tai kas supranta. Sako, terminas toks back to the future. Grįžtam į praeitį. Į praeitį šaltojo karo. Šaltojo karo metais mes NATO pajėgos, tik tai kur gera naujiena, kad mes dabar jau šitoj gerų padarių valstybių pusėje nebeokupuoti ir turim planą, turim kaip tą problemą spręsti, tą planą treniruojamės. Ir dabar, kai tik šiandien, ką ir sakiau, atvyksta 2 kavalerijos pulkas, prasideda, atvyks Lenkai, atvyks vokiečių brigada ir čia vyksta treniruotė. Treniruotė, kaip ir prasidės perkūno griausmo mokymai, kurių metu nuo aukščiausio vadovo, prezidento, iki karių treniruosis, kaip vykdyti valstybės gynybą. Ne vieni, o kartu su sąjungininkais. Tai ta konfrontacija tos agresyvios į rytus nuo mūsų esančios valstybės su vakarais praėjusim 100-metį baigęs. Gal gali duoti. Gal galite padėti. Tai kaip bus, nežinom. Žinom, kaip buvo. 3 kartus įvyko. Ir dabar, kada kalba apie tos tokios didžiulius rusų ginkluotės pasiekimus ir ten visokius ten ginklus, tai aš sakau taip, o kur jų iPhone'as? O kur šaldytuvas? O kur mašina? Tai jeigu tu nesugebės skalbimo mašinos sukurti normalios, tai kada tu padedi pasakoti apie kažkokį lėktuvą, kažkas čia nekoreliuoja. Nes viskas iš vakarų iš principo pas juos, bet kuriuo atveju yra. Tai Amerikos valstijų ambasadorius senesnis dar sako, žiūrėkit, iPhone'as pagamintas, kuris iš jūsų sėdi su mūsų, pagamintas, sako, Amerikai. Microsoft'as, sako, taigi iš Amerikos. Kompiuteriai, tai irgi Amerikos, tai žinai, internetas. Tai sako, tai apie ką jūs čia? Taip, viskas. Mano tai tokia dar mintis irgi, kalbėjot, sakėt, visokie mokymai, pratybos ar ne vyks. Vis tiek pasikeitė turbūt ir jūsų pačių darbas, ar ne? Kažkokių tai atsirado ekstra dalykų, ekstra mokymų prasidėjus karui Ukrainoje, ar ne? Arba mes galbūt vykdavo tie mokymai ir taip gausiai, tik tai mes nefiksuodavom ir turbūt gal negirdėdavom, nežinodavom. Ar pasikeitė? Ar dabar jų daugiau? Pirmas dalykas, tai aš taip referuosiu, kada kalbam apie tai, ką mes darom, mes sakom nedarbas. Tai yra tarnyba. Sako, fabrike dirba, tėvynį tarnauja. Ir tai tokia potekstė, kad tarnyba, mano supratimu, tai yra all in. Darbas tai žinai, tada pasibaigia, viskas dabar nebeskambykit. Tai be abejonės, kad pasikeitė ir žinai, ir turbūt nuo 14 metų Lietuvos kariuomenė tokia įsisuka į tokį didžiulį tempą pratybų ir tos pratybos tai buvo tuo pačiu ir mūsų sąjungininkų buvimo galimybė būti čia ir užtikrinti tą atgrasimą ir padaryti, kad suprastų, kad Lietuva tai ne viena. Ir aš atsimenu, kad turbūt tokia viena iš tokių grėsmingiausių situacijų, tai 14 metais, gruodžio 6 dieną, kada buvo tokių indikatorių, kad Rusija permetinėja pajėgas į Kaliningrado sritį ir tada mūsų vienos tokios skandinaviškos šalies generolas su savo kariai buvo čia, sako, žiūrėkit, jeigu įvyks konfliktas, jūs patys pirmi stojate į kovą
kad tai būtų iškart konfliktas ne tarp Lietuvių ir Rusijos, o iš karto būtų NATO konfliktas. Ir šitie kariai, šitie vikingai. Gerai. Viskas padarys. Bet čia sakau, turi būti pasišventęs šitam reikalui. Kaip ir kiekvieną dalyką, ką tu darai. Ne, čia kosmosas, čia yra frontas, ne? Tai iš principo gaunasi, kad čia tai eini į frontą. Taip, bet žinot, kaip vėlgi ten eini, bet tą suvokiant, kad tai nėra toks ekstremas, kad tai nėra filmas arba Counter Strike'as, kuriame pastovi šaudas. Tai aš tai tokia egzagžeruoti nenoriu. Mes kai nesusidurėm, tai... Mano patirtis iš tokio mažiau intensyvaus, to tokio low intensity konfliktų iš Afganistano, Irako, tai didžiausia problema ne tada, kai šaudo, bet didžiausia problema, kai duoda rutiną. Ir Švedijai karo akademijai, kada kariūnai stoja į karo akademiją, tai pirma paskaita. Ir mano bičiulis Tomas, jeigu klauso, tai jisai tą pasakoja, sako, surenka visus kariūnus, tik tai ateina komendantas, visi sėdi salėje, komendantas atsisėda, pasiema laikraštį, pradeda skaityti. Perskaito vieną straipsnį, antrą, tada pasiema kitą žurnalą, perskaito, kariūnai visi sėdi. Ir tada baigęs, pažiūrė 45 minutės ir sako, žiūrėkit, pirma pamoka jų. Kariuomenė ir karas yra apie laukimą, sugebėjimą išlaukti. Tai kariniuose reikaluose, bent ką aš esu patyręs, tai didžiausia bėda yra tas toks rutina ir darimas kartais tokių, atrodo, kam to reikia, kokia čia ta nauda, bet tai aš taip neegzagžeruočiau, kad taip jau yra labai, ten jau viskas kaip tu galvoji, mėsa. Jo, ten vis dėlto ne visai taip yra. Net ir intensyviuose kovos veiksmuose yra santykis, tarkim, tarp tų šaudančių ir juos remiančių, sukuriančių sąlygas. Tai yra ten skaičiuojamas nuo 1:6 iki kartais 1:12. Tai kai mes matom vieną karį šaudant arba vieną naikintuvą atakuojant arba tanką, tai už jo įsivaizduokim didžiulę dar sistemą karių ir ne tik karių. Kurie rūpinasi ir sukuria sąlygas, kad šitas galėtų padaryti tai, kas jam reikia. Ir jų darbas ne ką mažiau, sakau, ne veltui sakoma, sakau, visi ten mėgėjai šneka apie taktikas, ten, žinai, profesionalai šneka apie logistiką. Tai ta tarnyba karių, tai ne visada, kad čia dabar jau čia kirstinės ir kraujo klanai. Tai yra daug tokio nuobodaus darbo, kurį reikia padaryti. Taip. Tai va, ir ta grėsmė tokia irgi ten, yra toks anekdotas, sako, žinai, visi, kurie važiuoja į Izraelį, tai galvoja, kad Izraelį pavojinga, bet tie, kurie gyvena Izraelį, tai žino, kad pavojinga tik Jeruzalėje. Bet tie, kurie gyvena Jeruzalėje, tai žino, kad pavojinga tik Haifos gatvėje. Tie, kurie gyvena Haifos gatvėje, tai žino, kad pavojinga tik 6 name. O 6 namo gyventojai žino, kad pavojinga tik 32 bute. O 32 būto gyventojai žino, kad pavojinga tik virtuviai. Ir tai dar jeigu eini prie šaldytuvo. O čia dėl tie gali ir pakentėti. Na jo. Tai mes iš principo turime į tą nežinojimą realiai. Taip. Ir kur yra problemas tas, tada nežinojimo, kaip gali nugalėti. Arba pasitikėti. Arba gilintis, žinai, ir įgauti tą žinojimą. Tai mes ko gero visada reiktų 2 dalykus daryti. Pirmas dalykas - pasitikėti. Man ten kartais, kai pradeda klausti, tai kaip čia dabar, kokia čia oro platforma, koks čia, žinai, ir kartais būna, kad įveliu tokių specialių, aš galėčiau jums dabar žausti, MDO, multidimensinės operacijos, konvergencija efektų, sąlygų kūrimas. Supratom. Viskas aišku. Tai tada man toks kyla klausimas, o šiaip, o kodėl? Ką tu nori žinoti? Ką tu pirksi, įtakosi, kažką neįtakosi? Tai tu profesionalų kaip ir gydytojų turi pasitikėti. Tai mano manimu pasitikėjimas reikalingas. Antras dalykas, kažkiek tų istorinių žinių pasižiūrėti, tai kaip čia buvo, kokie precedentai prieš tai, žinai. Juk ir jūs, tarkim, nekilnojamo turto, kaip kainą nustatot. Precedentas labai svarbus. Rinko, už kiek ten kažkada pardavė, tai jeigu kvadratas ten 3,5 tūkstančio, tai 15 tūkstančių niekaip neparduosi. Taip, faktas. Tai taip pat ir mūsų reikaluos irgi, kas už kiek kažką padarė, tai tada matom, kad,
galim ir mes padaryti. Tai va tie, kurie taip jau ten galvoja, kur čia, kaip čia bėgti ir kaip trauktis, tai nu, man atrodo, iš istorijos galim pasimokyti, kad tas pabėgimas nėra labai paskui smagus. Bet tai, kad nebūtinai ir iš Lietuvos bėgti, aš turiu minti, kad ir šiaip žmonės, čia kaip, pavyzdžiui, imkim pavyzdį, kaip, tarkim, Šveicarija, ne, jie turi bunkerius ten, nors karo ten 100 metų nėra buvę, bet, nu, turiu minti, jie turi bunkerius, apsaugas ir jie ten prižiūri dalykus ir visą kitą. Kur bėgti reikėtų čia, nu, turiu minti, nubėgsi į ligoninę, nubėgsi į mokyklą, nubėgsi kažkur, iš praktikos žinom jau Ukrainoje, nieko švento nėra. Tai, nu, tiesiog, tai, sakau, geriau namuose tada lieki ir lauki. Jo, bet dabar tas geras pastebėjimas su šveicaram. Žinai, pirmas dalykas, tai šveicaram kariai neatrodo, žinai, grėsmė. Šveicaras matydamas, paklauskit šveicaro, mato karį, sakys, o tai tu nebijai, kad čia karas? Ne, tu sakys, tai kariai yra. Tai čia vienas dalykas, ką mes galim iš jų pasimokyti, žinai. Antras dalykas, tai ar reikia kariuomenės, tai šveicarai tos diskusijos, ten, nu, gal turi ten kokie, bet tokie labai jau, ten, navatni, žinai. Trečias dalykas, tai kad aš galvoju, kad tada dekonstruokim, kur ta grėsmė. Dabar žiūrėkit, vat, pirmas, mano manim, pati didžiausia, ta pati pačioje pradžioje, kol dar pradeda kažkas šaudyti, tai yra tas puolimas į smegenis. Taip. Neišeis, nesigaus, nedaryk, žinai, čia viskas šakė. Žinai, čia vėl ta pati baimė, nepasitikėjimas. Čia tos eina tokios žinutės. Ir šituo atveju, žinai, tų žinučių, tai vat, kiek mes jų praleidžiam. Dabar, jeigu dekonstruoti tą grėsmę, tai va, pirmas dalykas atlaikytas tokias informacinės atakas, žinai, kurios šaudo ir stengiasi tave paveikti. Taip pat kaip ir marketingė, ne, pirk tą, tas to reikia, bet mes neperkam visko. Taip. Toliau, žinai, sekantis dalykas, jeigu tas konfliktas prasidėtų, tai kaip viskas vyko Ukrainai. Tai pačioj yra intensyvus raketų, kruizinių ir balistinių raketų smūgiai į svarbius taikinius. Pirmas dalykas, tai tie taikiniai be abejonės, kadangi tos priemonės yra brangios, tai jos taikomos į labai specifinius taikinius, kurie yra labai svarbus. Tai jeigu tu nesitarė tų tokių labai svarbių taikinių, tai greičiausiai, kad tau nieko nebūtų, nieko labai nenutiktų. Antras dalykas, Izraelio pavyzdys. Ir čia dabar ne Ukrainos, su Izraelio pavyzdys. Vakarietiškos kariuomenės turi pakankamai priemonių padaryti skėtį nuo kruizinių ir balistinių ir aviacijos smūgių. Žiūrėkit, Izraelį, ar atskrydo kas nors? Sakau, atskrydo viena raketa, kuri, ir man atrodo, net nuolauža. Tai čia rodo, ir Izraelis net nėra NATO. Ir nepaisant to, Jungtinės Amerikos valstijos, Britanija, Prancūzija stojo ir padėjo padaryti tą skydą kartu su Izraeliu, kad nė viena raketa nepraeitų. Tai jie net nebūdami toj organizacijai. Tai čia tada ta raketų, kruizinių ir balistinių raketų, žinot skirtumas tarp kruizinių ir balistinių raketų? Nu ne, jaučiu, kad nežinom. Kruizinė raketa tai kaip mažas, sakykime, kaip lėktuvas, skrenda žemai ir skrenda gan nedideliu greičiu ir pataiko tiksliau. Balistinė raketa išlėkia aukštai ir naudodamas turi didesnį greitį, todėl ją sunkiau truputį perimti yra. Tai va nuo šitų visų grėsmių, tai ką mes įsigyjam NASAMSai, tai kad atvažiuoja Patriotai, Iridis platformos tokios, jos ir plius kombinuota su aviacija tą skėtį padaro pakankamai efektyvų. Ir tą mes matom iš Izraelio. Taip. Tai ta problema naina į šoną. Toliau sekanti problema, kas jums gali grėsti, tai yra artilerijos apšaudimas. Dabar artilerija paprastai šaudo apie 20-30 km. Žinai. Tai reiškia, kad priešininko artilerija turėtų priartėti per 20-30 km nuo jūsų gyvenamos vietos. Tai šituo atveju mes turim Lietuvos kariuomenę su puikia ginkluotė ir sąjungininkų karius su puikia ginkluotė ir gynybinius planus su dar mūsų sąjungininkai, kurie jeigu matytų, kad situacija prastėja, ateitų čia taip pat kaip šiandien ateina, šiandien važiuoja 2 kavalerijos pulkas į čia. Tai reiškia, kad mes turim pakankamai jėgų laikyti, kad niekas nepriartėtų per 30 km. Ir net jeigu priartėtų, tai mes turim priemonių tos neutralizuoti. Tai artilerijos grėsmė, irgi sąlyginai, dekonstravus nėra problema. Žinai. Lieka paskutinis tas toks bjauriausias dalykas, girtas rusų kareivis.
Bet čia jau ko gero tą patį padengiam kalbėdami apie tas mechanizuotas tankus ir kaip Estijos kariuomenės vadas vakar sakė, žiūrėkit, sako, jeigu jūs bandysit kirsti sieną, tai va, mūsų pėstininkai, mes kartu su sąjungininkais jūs sustabdysim. O jeigu bandysit šaudyti, tai kalsim jumis ir šaudysim ir nušluosim jumis visose vietose. Tai žinai, tai tada tą taip dekonstravus, nu žinai, tai kur ko mes tada... Kam bėgti? Ir kas čia, žinai, tada klausimas, o tai ko tu dabar bijai? Nu, bet čia kaip su voru, žinai, tai jeigu dabar tu renkies bijot, nu tai, nu sorry, aš nieko nebegaliu padaryti. Aš galvoju, kad mūsų to dar didelė dalis šuolio, vat, Lietuvio kodas, ta knyga, tai irgi rodo, vat, istoriškai, kad tos tokios tendencijos kartojas. Tai Lietuva okupuota Rusijos imperijos, 19 amžiuje būna toks pakraštys labai suvargęs. Ir tūkstančiai lietuvių patraukė į vakarus. Ir lietuvių tam knygoje rašoma, kad lietuvis labai nemėgo prekiauti ir simptomatais. Tik žemės ūkis ir daugiau nieko. Bet nuvykus į Ameriką, žiūrėk, darbas yra toksai. Nieko nepadarysi. Nieko nepadarysi. Ir tada tūkstančiai lietuvių suprato, kad pasirodo ir prekiauti, ir matai susimt galima. Ir tūkstančiai jų grįžo atgal. Ir kūrė, statė valstybę. Ir žinai, Kauno pavyzdys. Žinai, 18 metais tai varganas apgriuvęs Rusijos imperijos pakraščio miestas, o 38 Europos perlas. Su modernia architektūra, su nuostabiai, žinai, pastatais, kuriuos mes šiandien rodom kaip perlą. Tai, žinai, tai čia vėlgi ta istorija, žinai. Ir jeigu žmogus jau taip apsisprendė, tai tada varyk, žinai, 100 metų. Tai kaip ten yra, plaukiai karas prasideda, jeigu pabėga, tai nežinau, ar tai dezertyras. Tai čia jau irgi, nu, kaip ir. Ir va čia viskas labai galvoja, ar norim gyventi kaip Šveicarai. Nu, yra ir ten spragų. Ne, tai suprantu, bet ar norim taip, matau, tokio daugiau mažiau tokios Šveicarijos. Bet saugumas faktas tenais yra. Tai tada, naikime, paklauskime, taip Šveicaras sakytų, žiūrėk, jeigu dabar tave užpuls, ten, nu, patetiškai, marsiečiai, kur bėgsit? Kaip bėgsiu? Nereikia niekur bėgti. Minties nėra tokia, žinai. Ar žiūrėkit, Izraelis. Vat tas vaizdas, matėt, kada teroristai užpuolė Izraelį spalio 7 dieną. Kas įvyko? Tūkstančiai žydų iš visų pasaulio šalių važiavo ginti, net negyvendami tenai. Žinai, tai jeigu mes norim būti ir turėti tokį, viskas tarpusavį susiję. Mes esame pametę, man atrodo, tą patriotiškumą iš principo. Nu. Bet čia vėl labai turbūt irgi skirtingai, aš sakyčiau. Aš galvoju, kad ne. Aš galvoju, kad, žinokit, aš vėlgi, gal šitas toks mano optimizmas, bet aš buvau Žemynos gimnazijai kažkada prieš keletą mėnesių pakalbėti ir ten tokie tikrai jaunesnių klasių ir ten prieš pokalbį sėdi merginas, ten gal 6 klasės ir aš taip, žinai, stoviu su uniforma, sakau, nu kaip jūs žiūrite į karius, žinai, ir ten, žinai, kaip sako, ar čia dabar sakys, o čia, žinai, ne, sako, mes mylim, gerbėm, žinai, čia labai faina, o sakau, kai jūs užauksite, ar eisit tarnauti, ir merginos gali tarnauti Lietuvos kariuomenėje, jeigu jos pasirenka, žinai. Ir dažnai ateina, ta prasme, ir mano tarnybos metu tai buvo apie 10% merginų, žinai. Ir jos sako, eisim, žinai. Aš galvoju, taip, žinai, motyvas dažnai sako, ten kodėl tą kariuomenę, tai ten sustiprėsiu, ten nuotykių patirsiu, kur mano manimu ne taip, iš tikrųjų, ne tame ta esmė, žinai. Ir aš daugiau pasakysiu, ten nuotykiai, ten draugai, dar kažkas. Ne, sako, reikia ginti Lietuvą. O, tai vadinasi vaikai, taip. Šeštokai. Tai taip, aš manau, kad viskas tik tai mums patiems irgi nereikia to nuodo skleisti. Žinai, ar galėtų būti geriau, visada galėtų būti geriau. Ar geriau negu buvo bet kada, vienareikšmiškai geriau. Trendas yra geras, tendencija yra gera, žmonės, o žinai, kiekvienoje tai kriziai, ne mangi jūs mokyti, yra ir galimybė.
Nu taip. Nu jo, šitoje vietoje jau yra, mokam. Ir šitoj krizėje yra ta tokia galimybė pagalvoti, kas iš tikrųjų svarbu, kas yra ta valstybė, o ar mums brangi ta valstybė, ar mes norim ją toliau, žinai, ar tą projektą Lietuvos Respublika, kurį jau taip dabar jau išvystėm, žinai, iki to, kada, žinai, ar galėjom prieš 10 metų pagalvoti, kad dabar čia važiuos ir Boltė dirbs įvairių pasaulio šalių. Kad net apie Boltą turbūt negalėjai pagalvoti prieš. Taip. Bet šiaip dar prie tos pačios minties prisijungia daugiau, sakykime, tarnybą žmonių, taip statistiškai, gal kokia statistika yra, nes, sakykime, irgi lygiai taip pat ties tuo karu, sakykime, Ukrainoje. Aš dabar nežinau, šito nesu nematęs. Ta mano tarnybos metu tai buvo tikrai labai daug ir labai daug patriotiškų, bet ne tik ir patriotiškų, žinai, tas tiesiog mano manimu tos pareigos suvokimas. Dabar nesenai buvo labai gražus, kaip užsieniečiai pargrįžę, žinai, ir jaunimas. Ir sakus, pargrįžę su tokiu labai aiškia mintim. Kas yra labai problematiška kartais kariuomeniai, kaip ne tik kariuomenė, bet kuriam darbe, kai tavo motyvas yra truputį ne visai tas, koks iš tikrųjų turėtų būti. Tai jeigu tas motyvas ne tas, tai tu susidūrė su realybė, gali prarasti tą motivaciją. Tai jeigu ta motivacija patirti nuotykį, ten ateiti, žinai, sustiprėti, tai mūšio metu čia šūds bus, žinai. Tai mano prietelius, kaip sakytų, sako, šiek tiek norit sustiprėti, vaikit į sporto klubą. Norit nuotykį, važiuokit į Afriką. Taip. Čia ne apie tai. Čia yra apie saugomą kitų žmonių, apie saugomą savo valstybės. Ir čia ne tai, ką tu gausi, čia apie tai, ką tu duosi, žinai. Ir šitą, tai aš galvoju, kad tas man, ką teko matyti, tai tikrai labai gražu ir aš matau tuos ir užsieniečius ateinančius. Ir dabar gražų tokį video išleido, kur sako, žinai, tas motyvas jų, žinai, ne šiaip sau kažkodėl atvažiavom saugot valstybės. Tai čia tas labai panašus į tos garbingos žydų tautos elgesį. O kada galvoji viskas tvarkoja, tada paskui ir viskas tvarkoja. Bet šiaip iš principo realiai žvalgyba dirba ištisai turbūt. Taip. Ir jeigu kažkokia grėsmė būtų ar kažkas panašaus, tai ar informuotų iš karto šiaip žmonės, kad taip yra, ar šiek tiek būtų bandoma nuslėpti, biški dar apsiginti ir jau paskui, kai kažkas vyksta, jau tada pranešti. Matot, čia dabar toks klausimas fundamentaliai, mano manimu. Demokratiškai valstybei pirmas dalykas tai toks jau labai praktiškas, tai kad mano manimu ne taip stovi mūsų valstybė ir stovi ant to tokio, žinai, čia ne diktatoriai, kurie, žinai, nusprendė. Du skirtingi dalykai. Vasario 24 dieną, kada Rusijos pajėgos užpuolė Ukrainą, vasario 22 metais, tai yra labai daug apklausos protokolų karininkų ir karių paimtų į nelaisvę. Tai iki paskutinės minutės nežinojo. Didelė dalis iš jų nežinojo, kad bus puolimas. Todėl, kad viršui diktatorius sugalvojo, o kam sakyti tiem vergam? Žinai, kai reikės, tegu eina ir daro, žinai. Tai pas mus, mano manimu, stovi kitaip. Ir šitas principas ir aš manau, kad tos informacijos teikiama tikrai daug. Klausimas tik, ką nori tas žmogus pasimti. Dabar, kaip būtų, jeigu būtų, vėlgi nežinau, bet vėlgi, grįžkim, kaip buvo. Tai pažiūrėkim, kaip buvo dabar su ta didžiaja invazija Ukrainai. Tai su didžiaja invazija, kada Rusija ruošės pulti Ukrainą, buvo pradėta kalbėti lapkričio mėnesį. 21 metais. Nes buvo telkta armija. Taip. Ir tada buvo, bet telkta armija buvo daug kartų. Taip. Tai čia ne pirmas kartas, bet va šito atveju aiškiai žvalgybos tarnybos ir vakarai pasakė, žiūrėkit, ruošės pulti. Ir buvo komunikuojama lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, iki pat galo. 4 mėnesius. 4 mėnesius tai buvo kalbėta. Dabar, va čia tas toks labai geras pastebėjimas, kad šiuolaikiniam pasaulyje yra labai tokia įvardinama problema, labai sunku kažką padaryti slapta kariniuose reikaluose. Nes tu turi sutelkti tam, kad tu būtum sėkmingas, tau reikia sutelkti pakankamai didelę kariuomenę.
šiuo atveju, nu, tokiom operacijom reikia kokį tenai 60, 100, 220 tūkstančių kariuomenės. Tai pirmas dalykas, jos palei sieną nėra, tam artimam tokiam, žinai. Antras dalykas, tą padaryti slapta, neįmanoma. Ir tą padaryti greitai, žinai, va taip, irgi neįmanoma. Per naktį ne jo, nesubėgsti. Taip, aš žinau. Bus toks bardakėlis, žinai, ir per naktį, ir per dieną, ir per savaitės neįmanoma, žinai. Tai šito atveju mes matom, kaip viskas vyko. Tai buvo aiškiai iš anksto pasakyta, kad tai bus. Ir kitas dalykas tikėjo, netikėjo. Čia jau, žinai, kiek kas... Čia jau žmonių pasirinkimas. Taip, čia jau vėl tas pats pasitikėjimas. Ir kur dar vienas iššūkis, tai kad dabartiniam tam pasaulyje šiaip taip kažką paslėpti yra beveik neįmanoma. Tai paslėpti turiu minį, kad jeigu kažkur kažkas kažką planuoja tokio didelio negero padaryti, jeigu ten mažos tokios kažkas, tai gal dar gali nutikti. Net ir Izraelio puolimo prieš Izraelį metu, tai yra kur iš tikrųjų buvo sąlyginai maža grupė, 1500 teroristų panašiai prasiveržė Izraelį. Tai net ir tada buvo įspėjimų. Kaip ir dabar, žiūrėkit, Maskvos, tasai vykusi teroristinė ataka, tai buvo irgi įspėjimas, buvo pasakyti, žiūrėkit, bus ir buvo pakankamai tiksliai. Tai čia dar vienas tas toks argumentas ir parodantis, kaip bus nežinom, žinom kaip buvo. Jo. Nu tai gerai, einant link pabaigos, į paskutinį klausimą atsakykit, tai galim saugiai jaustis perkant būstą ir statant namus, ar ne? Nu tai... Tai žodžiu, galim visi pirkti toliau kaip pirkė ir statyti kaip statė. Nu, man tai atrodo, kad aš kai kuriuose dalykuose esu apsileidęs ir negaliu to pasakyti visiems, bet yra toks pasakymas, kažkur aš esu skaitęs, kad sako, statyti ir vaikus gimdyti reikia visada. Kiek jau jūsų gyvenime buvo tokių patirčių, kur, žiūrėk, oi čia kaip čia dabar daryti. Ir tada tie, kurie, kaip baigės tiem, kurie darė ir tiem, kurie nedarė. Tai baigės tuo, kad žinai, tiek gero, kur nedarė, tai, šūts. Ne, tai tie, kurie laukime, nes aš jau labai gerai atsimenu, nuo 18 metų žmonės laukia, va čia po naujų metų kainos kris. 2019, po naujų metų kainos kris, tada ten atėjo korona, o dabar tai jau tikrai šakės kainos kris, ten belekiek sutarčių nusitraukė ir nes tikrai kainos kris, tai aš nupirksiu pigiau. Ir tada 5%. Tai va, šitam dalykė aš nesu toks razumnas kaip jūs ir jūs išmano šitam reikalė, aš jūsų klausiu, žinai, ar reikia, bet jums pasižiūrėjusi tą praeitį, žinai, kaip jums atrodo, žinai, tai va, kaip razumniau, tai kaip bus nežinom, bet va, kur jau tos buvo tokie didelis krizės, tai kas išlošė labiau, tie, kurie darė, ar tie, kurie nedarė? Tie, kurie darė, faktas. Tai tada, jeigu ten jau paskutinės kokias 4-5 krizės išlošė tie, kurie darė, ir jeigu prezimuojam, kad dabar yra kažkokia ten krizė, tai tada kiekvienam reikia nuspręsti. Žinai, čia, kur mano manimu yra skirtumas, vėlgi šiandien šnekėjom su vienu filosofu apie, kas yra vergas. Tai Senajame testamente arba senuose laikuose būdavo žmogus pats pasiduodavo į vergyją. Tai ką tai reiškia? Kad aš ateinu ir sakau, Loreta, žiūrėk, aš nebesugebu pats priimti sprendimų, aš pasiduodu, būsiu tavo vergu 2 metus ir aš klausysiu, ką tu pasakysi. Kitaip vergas nebeturi sprendimo teisės. Žmogus, kuris... Ir lengviau gyventi, kai kažkas daro. O laisvas žmogus tai yra tas, kuris turi teisę priimti sprendimą ir nešti atsakomybę už tus sprendimus. Taip, kad geba tai daryti. Ir čia, mano manimu, didžiausia Dievo dovana, kurią mes turim. Nes priešingų atveju, tai kas, labai nesmagu, labai neįdomu gyventi. Tai daugiau mažiau klausimai turbūt atsakyti. Daugiau mažiau ramiau. Oi, man tai iš vis dabar ramu, aš tiek išgirdau. Ne, bet iš tikrųjų ir pačiom, tikrai, taip paklausai. Jo, tai dabar jau gali komunikuoti ir klientam, tiesiog užtikrinčiau gal komunikuoti klientam visus šitus dalykus, kad saugiau. Tai jeigu taip yra, žinai, aš sakau, aš nesu kažkoks išminčius ar ten kažkoks, kad ateičiau ir pasakyčiau dabar, kaip bus. Nežinau, kaip bus.
Niekas nežino, kaip Niekas bus. nežino, bet kai tu sužinai faktą po fakto ir kaip jūs vat sudėliojate, ne, kad ten... Kaip apsaugota, Jo. kas vyksta, ar ne? Nu, Ten vat. skėtis, tankai, taip. šitos vienos raketos, kitos raketos, dronai kažkokie, jeigu ką, paskui kažkokie Kaip būtų, kariai. taip. Kiek ten šitų kilometrų turi būti ir taip toliau. Nu, žodžiu, visi šitie dalykai yra sudėlioti iš principo, tai tada jau tavo pasąmonėje susidėlioja tas ir saugumo jausmas, kurį tu gali komunikuoti kažkam kitam. Taip, ir mano manimu, kad tas tikslas, tai žinai, tai britiška tokia. Calm down and carry on. jo. Ir va, ta britų, žinai, va, mąstysena, kur, žinai, jų va, visa filosofija stovi ant proto viršenybės virš jausmų. Keep the upper lip stiff. Viršutinę lūpą laikykit tam. Tai vat, ir tai didžiausia imperija, kuri iš esmės neginklu, žinai, išplėtė teritorijas ir kur po šiai dienai mes tos civilizacijos vaisiais naudojamės. Tai va čia irgi ką gali pasimokyti, žinai, calm down and carry on. Viskas, Jo, tai realiai išlikti ramiems, sveiko proto, pozityvaus mąstymo, jo, pasitikėti ir priimti tuos teigiamus, teisingus sprendimus. Tikrai taip. Tai ačiū, Eugenija, Ačiū labai. kad atvykot, kad su mumis pasidalinot savo patirtim, mintim ir viskom kom. Na tai man smagu, kad pakvietėt. Ačiū.